Nu, tai ką gero gali papasakoti man atostogautojai? A tu irgi su atostogom taip pat prasileidai kaip ir aš? Nes aš tai prasileidau žiauriausiai. Tai žodžiu, kai buvo pirmos 3 dienas, tik pradėjau čia ilsėtis. Aišku, laukia buvo tuo metu gan normalūs padorus orai. Galvoju, nieko aš nenoriu veikti, geriau pagulėsiu lovai, nieko neveiksiu, pažiūrėsiu teliką, fulę pažiūrėsiu, kas svarbiausia. Jo, ir jie praėjo tas 3 dienas, o tada tai ir prasidėjo. Lyja. Nu ir realiai tebelyja iki pat dabar. Turėjau tą norą įkelti video jau prieš kokias 3 dienas gal. Nu toks žiūriu laukia, nu baisus tie orai. Galvoju, nu tiek to, nu palauksiu, kol baigs čia lyti. Nu tikrai baigs lyti, tai čia gražesni orai. Niekaip netėjo. Nu ir ką, aš jau čia 9 dieną realiai namuose sėdžiu, nieko neveikiu. Wow. Tai sėdžiu namuose, su atostogom prasileidęs esu žiauriausiai, tikiuosi, kad tu neprasileidai taip kaip aš. Esu biški reperis, nes bandau kažką pavežioti, tiesiog ieškau kažkokios veiklos, kad būtų, kad galėčiau kažką veikti, jau nepsėdėtos namuose, nes jau namai... Jeigu tik tarp mūsų ir pažadė nesakyti nieko Voltui, tai žinok, jau visai norėčiau važiuoti vėl darbuotis. Ne visai, o žiauriai norėčiau. Antiek man nuobodu, antiek nėra ką veikti. Orai tokie lievi, pila kaip iš kibiro, galėčiau išeiti kažką pafilmuoti, dar kažką. O, nėra ką. Žodžiu, tai atvariau čia į tokį miškelį. Čia yra daug medžių, kaip matai. Daug medžių ir tarptų visų medžių ir aš pats esu konkretus medis. Tai va, žodžiu, bandau, žinokit, kažką vežioti ir visą kitą, o šiaip jeigu kyla klausimas dėl Volto, kur mane užblokavo, tai ar jau atblokavo, ar vis dėlto tebesu užblokuotas visam laikui ar tik trumpam. Tai aš iš jų atsakymą gavau ten po kokių gerų 5-6 dienų. Wow! Apie jos galėčiau parašyti realiai, knygą. Tai kai buvo, aš įkėliau tą paskutinį video, kad tipo challenge'as baigtas ir mane užblokavo Voltas, peržiūrėjo mano video draugs tą patį vakarą, paskambino man ir sako, Agirdi, sako, bičelį. O tai gal, sako, tau tiesiog kokie dokumentai baigė galioti, sako, ir tiesiog atjungia dabar. Ir aš toks sakau jam, draugs. Taigi man šitą mėnesį baigė galioti tapatybės kortelę. Aš variau pasikeisti tą migracijos ten tą visą skyrių. Ir ką žinau, patys suprantat, aš tikrai juk negalvoju taip atsisėdęs, baigė galioti mano tapatybės kortelę. Ir tikriausiai reikėtų Voltui man nusiųsti naują, nes jie gali paprašyti. Aiškus, kad ne, jeigu jiems reikia, tai juk jie gali paimti ir parašyti, kad va, baigė galioti ar kažką atnaujink savo dokumentą, nes kitaip negalėsi dirbti. Aš tiesiog taip mąstau, kad vyksta tie dalykai, o pasirodo, kad ne. Žodžiu, sakau, gerai, žinau tiksliai, kada mane čia užblokavoja, 29 dieną man jau metė erorą, 30 iš vis nebeprijungė. Tai sakau, aš einu pažiūrėsiu, iki kada galioja tiksliai mano tas senas dokumentas. Nes faktas, kai aš prieš 6 metus čia darbinaus, tai siunčiau tą seną į savo doką jam. Einu pažiūrėti, iki kada galioja ta tapatybės kortelė. Iki 29 dienos. O šventasis viešpatėliau. Tai ką, atrodo kaip ir priežastis aiški, kodėl aš užblokuotas. Bet, žinokit, jie patvirtinti tą visą dalyką nesugebėjo 5 dar 6 tas dienas. Tai, žodžiu, jie man tiesiog atrašė, tiesiog atnaujink savo dokumentą. Įkelk jį. Ok, galvoju, ką. Aiškus, aš paėmiau, įkėliau jiems tą dokumentą, išsiunčiau, laukiu kažkokio tai patvirtinimo. Iškart jie man parašė, kad 5 darbo dienos, vėl iš naujo lauksim, kol patvirtins. Tai Liepos 9 dabar, jau 9 dienos, kaip konkrečiai čia vargstu su jais ir jie vis dar nėra patvirtinę tą mano dokumentą, vis dar laukiu. Neslėpsiu, bandžiau čia vežioti ir bandau vežioti per tą žalę, nes tiesiog aš neturiu ką veikti, noriu kažkokios veiklos. Tai vežioju per žalę ir žinokit, aš nebūčiau patikęs, kad per žalį į Boltą dirbti ant vienos tos pačios platformos gali būti tokia tragedija. Kokias 5 valandas veži, surenki 30 eurų į kasą. Wow! Ne, žinok, visiška tragedija. Ne. Taip kaip su vienu Voltu labai sunku dirbti, reikia pagalbos iš žaliojo Bolto, taip su vienu žaliu Boltu iš vis neįmanoma dirbti.
Tai ką dar gero padariau, ką nuveikiau? Man šitas atitrūko, va. Per visas ausis. Kaip žiauriai. Bet nieka, geriausiasis meistrus, sakė, viskas sutvarkys man. Susitvarkiau tą išmetimą, kur man prasidėjo. Nulikiau pas draugą į garažą, pasikeitėm teplus, viską susitvarkėm kaip priklauso. Ir to pačiu pažiūrėjau, kas tai buvo. Tai ten taip ir buvo, ta skarda virš duslintuvo buvo atitrūkus ir kliuvo biškiai duslintuvo ir taip tratėdavo. Pasikeičiau padangas, užsidėjau dabar vasarinės, nors jau vasarą baigi pusėti, bet nu, o ką, koks man skirtumas. Tai apie tas atostogas mano tiek, o šiaip iš tikrųjų norėjau pasidžiaugti su jumis visais kartu, nes kas liečia mano visą YouTube kanalą. Aiškus, aš turėjau idėją kažkada, kad kaip būtų fainiai YouTubinti. Pasižiūrėdavau, kaip kiti lietuviai daro, čia kontentus kūrė, kažką kelia, daro, važiuoja, dar kažką. Aš toks galvoju, eina, savo kaip fainiai, šiaip aš irgi taip norėčiau daryti, bet galvoju, o ką aš galėčiau daryti? Kai pradėjau kelti viską į YouTube'ą, aš turėjau aiškus tikslą surinkti tą vadinamąjį simbolinį 1000 subscriberių, nes nuo 1000 jau tada gali monetizuoti savo kanalą ir uždirbti pirmasis kapeikas už to savo video. Aš šiaip žiauriai tikėjaus, kad tipo galvoju, kaip nors per visą vasarą, tai per 3 mėnesius, kaip nors aš surinksiu tos 1000 subscriberių ir šiaip galėsiu tipo monetizuoti tą kanalą ir galbūt kažką mąstyti daryti toliau. Bet nebūčiau patikėjęs, kad per pirmą mėnesį, jau per tą šitą pirmą challenge man pavyks surinkti 1000 subscriberių. Tai šiaip iš tikrųjų esu žiauriai jums dėkingas, kad visi subscribinat, kad žiūrit, dalinatės, rašot komentarus. Šiaip likau žiauriai nustebęs, kad tiek daug nepažįstamų žmonių mane susiranda socialiniuose tinkluose, rašo man, kad tipo sveiks, gerai varai, kurk ir toliau įdomiai žiūris ir visa kita. Tai aiškus, tas pridėjo papildomai motivacijos, kad tik kurti, nesustoti, daryti ir toliau viską. Tai kiekvienam iš jūsų žiauriai didelis ačiū. Nesitikėjau, kad žmonės tai palaikys. Ir dar kas svarbiausia, net nepažįstami žmonės tipo. Žiauriai maloniai nustebintos dėl to, kad 1000 subscriberių pirmą mėnesį susirinko. Šiaip dėl visko. Aiškus, ir pačiam mieste varai kažkur kažkas kažką pamato, prieina pasilabinti, žiūri žmogų pirmą kartą, tai sako, žiūri tavo video, maladės, kiek jau turi surinkęs į kasą. Tai žiauriai jokingai, šiaip to pačiu ir žiauriai jokingai, bet ir to pačiu žiauriai faini, tai ką žinau, galiu tiesiai šviesiai pasakyti visi, kas mane žiūri ir žiauriai maladės. Tiesioginė žodžio prasme. Tai va. Ai, ir dar tiesa, kai įkėliau tą paskutinį video, kad ten mane užblokavo tas valtas ir kai hebra jūs pradėjot mėtyti eurus, aš iš vis galvoju, kas čia vyksta, ta prasme, eurai plaukia pas manęs. What? Aš nelabai žinau iš vis, kad tokie dalykai čia vyksta, kad tipo, tiesiog gali žmogus ateiti tiesiog va taip eurus, būktų tau ir įmesti kanalą. Šiaip nustebau, man draugelis kažką buvo pasakęs, kad taip gali daryti, bet aš galvoju, kad tik TikTok'e taip gali, kur ten daro tie pijokėliai daro tos laivus ir ten jiems sumeta, kad ten dar daugiau gertų ir jie tenais darytų kontentą kažkokį. Ir žiūriu, kad čia irgi tipo taip galimės. Tai žiauriai likau nustebęs. Šiaip to pačiu ir žiauriai sujuokinot, bet to pačiu ir žiauriai pakėlėt nuotaiką. Žiūriu, anglų varžybas, eurai man plaukia. Galvoju, kas čia per nesąmonę. Gal nebuvo būtina, bet vis tiek fainiai kažką gauti. Tai dėkui jums žiauriai. Apie naują challenge jau turiu idėją, ką daryti, kaip ir žadu daryti. Ir 99% darysim. 99% darysim, ką darysiu, dar kol kas nieko neatskleidžiu. Bet manau bus įdomu. Nežinau, pats galvoju, tipo, kaip aš taip galėsiu. Bet, ką žinau, taip čia jau dzin man viskas tam volte, čia bolte nebėra kažkokio normalaus uždarbio, tai kol kažką sugalvosiu rimtesnio, ką veikčiam gyvenime, tai galvoju, tiesiog reikia pasilinksminti iki galo šitam darbę. Tai apie tą kitą challenge tiek to biškin stumiu šoną, nes jis prasidės, dar po kokios geros savaitės, 1 ar 2, plius minus. Nenoriu nieko prižadėti, nes nežinau, ar galiu tai ištiesėti. Šiaip kas dar naujo, tai ačiū Dievui, kad bendraugė sugalvojo čia ką mums veikti, tai kitą savaitę lėksim į Zakopanę. Aš jau vadinu Zakopanais. Sako man, tu gali, kažką ten pafilmuoti, gal tau kažką išeis. Sakau, taigi aš nesu toks, kur čia varyčiau kažkokias keliones, čia kažką filmuočiau. Aš nemoku ten kaip visi tie jau kiti youtuberiai. Nežinau, galvoju, filmuoti kažin ar ne. Bandyti kažką ten susukti kažkokį video, nežinau, bent vieną kažkokį, ar 2 gal. Nežinau.
parašyk į komentarą, ar bandyti man ten kažką pafilmuoti ar ne. Ar tau tik Voltas ir Boltas įdomus ir tie mokesčiai, kur tai skaičiuosim. Tai visos mano naujienos tokios, o šiaip jaučiu atėjo laikas paskaičiuoti vis dėlto, tai kas liko man grinai į kišenę čia viską atmetus. Kūrą, mokesčius ir šiaip blogą nuotaiką. Tai jo, aš žinokit, čia per tas dienas turėjau laiko čia viską pasiskaičiuoti, pasižiūrėti ir žinokit, pasirodo, nėra taip lengva čia to vieno mėnesio taip apsiskaičiuoti, nes aiškus, kai baigėsi tie visi metai, tu susideklaruoji visas tas pajamas ir tada tau viskas aišku, kad per visus metus tau mokesčių gavos tiek ir tiek. Mano visi tie mokesčiai realiai priklausys ant tiek, kiek aš čia surinksiu bendrai per visus metus ir kokią aš tą sumą viršysiu. Nes kaip supratau, jeigu viršiai 21 000 eurų, tai pasijungia papildomi skaitliukai ten sodrai ir ten dar daugiau tau reikia susimokėti. Bet jeigu neviršiai 21 000, tai gaunasi biški tokia mažesnė suma susimokėti. Tai kol kas nežadu viršyti tos sumos, nežinau kaip čia bus, gausis, nesigaus, tai skaičiuosim ko gero iki tos sumos. Nu tai ką, reikia traukti lauk savo špargalkę telefoną ir žiūrėti, ką aš esu čia susirašęs. Tai jo, dabar kas liečia kūrą, žiūriu, kad aš per visą birželį šiaip supyliau 534 eurus, kem 3 centus. Bet reikia 2 bakus ištrinti lauk realiai, nes nu čia gaunas biški tokia nesąmonė. Kur yra 78 eurų ir 15 centų, jeigu matot, tai čia iš tikrųjų ne aš te pyliau, ne į savo mašiną. Tiesiog tėvuks buvo šalia, nes tai sako, gal tu galėtum man greitai pajungti aparatą. Sako, aš privažiuočiau ir pripilčiau. Sako, bus greičiau ir paprasčiau. Tai jo, aš jam pajungiau, jisai nuvarė, prisipylė, paskui tik pagalvojau, kad blemba, taigi man įkris dabar visas tas čekis į mano visą mėnesį. Nu, bet koks skirtumas. Vis tiek patys aiškiai suprantat, kad 78 eurus aš nenorėdamas nepripilčiau į savo mašiną. Tai žodžiu, šitą reikia ištrinti lauk, nes čia net ne mano kuras, tai 534 minus 78 ir reikėtų iš tikrųjų ištrinti paskutinį tabaką, kur yra 57 eurai. Nes aš jį užsipyliau 30 dieną realiai į vakaro pusę, kai jau challenge'as visiškai ėjo į pabaigą. Tai aš pradėjau su tuščiu baku, tai reikėtų ir skaičiuoti, kad aš kaip jį ir būčiau užbaigęs tą challenge'ą su tuščiu baku. Nes gausis taip, kad vienas tiesiog pilnas bakas atsirado iš niekur nieko pas manęs mašiną ir jį užsiskaičiuoti būtų, nu, neteisinga biški. Iš viso ant kūro aš išleidau 371 eurą ir 67 centus. Nu taip, ne. Daug, manau. O šiaip kaip paėmus kaip su hybridu, visai nedaug. Tai iškart keliu klausimą dizelistams. O tai kas jums liktų, jeigu jūs visą mėnesį čia taip pasivažinėtumėt? 8 litrai dizelio mieste už kokius, ten nežinau, eurą, 8, eurą 9, kiek čia kainuoja kolonėlį. Tai kiek jūs čia išleistumėte? Tai jeigu aš išleidau 371, tai kokius 800 mažiausiai. Nu, tiek to, koks skirtumas. Tai su kūru, kaip ir išsiaiškinom, dabar galim šokti tiesiai prie mokesčių. Nu, mokesčiai yra migla visiškai iš tikrųjų, bet jo, pasižiūrėjau pagal praeitus metus, kaip ten viskas skaičiavo, pasižiūrėjau ir šiaip, kas čia gaunas, tai nesu 100% įsitikinęs, kai aš jums viską pasakysiu tiksliai, nesakau, ta suma pastoviai yra kintanti. Nu, bent jau aš jau su visom skaičiuokliam nuėjęs ir į sodrą ir visą kitą bandžiau skaičiuotis ir nu, plius minus atrodo tas pats gaunasi, kas ir gavosi man praeitais metais, jeigu skaičiuojant, tik aišku, šiais metais kažkaip biški pakilo, man rodos, tie mokesčiai ar ne ant 1% ar kiek. Tai žodžiu, pirmas klausimas yra su mokesčiais, kokias aš taikau išlaidas, nes individualią veiklą reikia pritaikyti išlaidas. Arba tu gali nieko nevargti, nerinkti jokius čekius, jokias ten nesąmonės, sąskaitas, faktūras, kali 30% ir tau nuo tos bendros surinktos sumos atskaičiuos 30%. Tu ją atimsi, nu kaip pavyzdys man gavos, aš surinkau 2474 ir man paskaičiavus 30% nuo tos sumos gavosi 736 eurai su kapeikom, tai iš 2400 atimam būtent tos 700 su kapeikom ir sužinau, nuo kokios sumos man jau taikys tos konkrečius mokesčius, kiek man reikės susimokėti. Tai vienu žodžiu, ta suma gavosi 1719, tai vat būtent nuo jų man ir skaičiuojas dabar mokesčiai. Tai yra ten 3 skirtingi mokesčiai, iš kurių susideda ta visa bendra mokesčių suma. Yra VSD, PSD ir VMI. Nors aš žiūriu, kad jie kažkaip VMI tipo vadina, kitaip tariant, GPM. Tai kas čia gyventojų pajamų mokestis? Nu, turbūt taip vadinas, ką žinau.
Žodžiu, aš per daug nesigilinu, kai visą laiką viską ten kai metų galas yra, kadangi tiek Voltas, tiek Boltas pateikia pilną informaciją pagal tai, kiek mes uždirbam, nes viską tu gauni pinigus į sąskaitą. Tai žodžiu, VMI ten viskas būna pateikta taip, kaip reikia. Ir suspaudi, viskas susideklaruoja automatiškai, tau surodo tas visas sumas ir tau nereikia nieko galvoti. O čia man biškai jau reikia galvoti, kaip čia už tą vieną mėnesį viską išskaičiuoti. Tai nuo to 1719 eurų VSD mokestis man gaunasi 12,52 procentai. Kas pavertus į eurus jau gauna 193 eurai ir 7 centai. Tačiau pirmas mokestis, kur jau reikia susimokėti man. Toliau kaip yra su to PSD, tai yra man didžiausia mistika, kad ten jie įdomiai rašo VSDI kartais, nors iš tikrųjų VSD ir PSDI, nors iš tikrųjų PSD. Tai tas PSD ir yra toks, kad tipo privalomasis sveikatos draudimas, kaip suprantu. Kiekvieną mėnesį mes patys dirbantis ant individualios veiklos turim susimokėti 80 eurų, 8 centus. Tai tiesiog tą susimoki ir visi tie mokesčiai tokie ir te būna. Bet jeigu tu viršiji tą tam tikrą pinigų sumą per metus uždirbtų pinigų, tai žinokit, kažkaip būna, kad pagal tam tikrą procentą ten jie dar dadeda dar papildomai tau prie to mėnesio. Ne apie 8,8 moki PSD, bet dar papildomai turi kažkiek sumokėti. Tai kaip aš sakiau, kadangi tos sumos nežada šviršyti, tai man tiesiog ir gavos šitą mėnesį 8,8. Tai čia geras klausimas iš tikrųjų, ar mes turėtumėm dadėti tą PSD čia prie tos kaip išlaidos ar ne, nes nežinau, nu šiaip jo, jeigu dirbtume normaliam darbę, tai darbdavys sumoka už tą privalomą sveikatos draudimą. Tai čia kaip norit, galit dadėti tą 8,8, norit ne, aš tai dadėsiu, nes, ką žinau, draustas tai turi būti, jeigu kas atsitiktų. Bet taip pagalvos iš kitos pusės, tai jeigu niekur nedirbčiau, tai vis tiek turėčiau PSD susimokėti. O tai čia reikia man jį dadėti ar ne? Nu žodžiu, galim dadėti, galim ne. Kaip jums atrodo, taip ir darykim. Čia kiekvienam pagal save, kas kaip mąsto turbūt. Ir yra paskutinis mokestis VMI. Tas gyventojų pajamų mokestis, kuris gaunas iš tikrųjų 5 procentai. O tai vėl nuo tos pačios 1719 5 procentus ir gaus man 85 eurai 96 centai. Tai jeigu bendrai viską suskaičiavus, atėmus iš tos mano kasos kūrą, atėmus mokesčius visus tos, bet tiek to PSD neatėmus tą privalomą sveikatos draudimas, tai čia kaip ir mano asmeninis reikalas, tai gaunas 1822 eurai, kad liko. Per visą mėnesį, draugs. Aš nežinau, kaip tu galvoji, bet aš galvoju, kad žiauriai lievai. Wow. Na jo, sakau, 2-3 metai atgal nebūtų buvę viskas taip žiauriai, taip kaip dabar, kad yra. Nu ką, bet skaičiuojam ir rodom viską, kas yra iš tikrųjų. Tai jeigu dar norėtume dar tiksliau, tai šiaip iš tikrųjų 1822 eurai dar reikėtų atimti ir tą PSD šiaip. Ir tada iš vis čia belieka apie 1750. Tai visą mėnesį nuo ryto iki vakaro lupam, daužom, vargstam, prakaituojam, plušam dėl 1750 eurų į rankas. Šiaip su mašina, kas liečia dabar tepalus ir tepalų keitimas, tai už tepalus aš išleidau kažkur apie ir keitimą apie 8 eurų. Ir darydamas challenge pravažiavau kažkur apie 5000 kylų, jeigu neklystu. Tai 5000 kylų, tai realiai reikėtų dadėti dar 40 eurų išlaidas kaip ir ant tepalų. Tai sakykit, ką norit dirbti su mašina, biški jau yra toks nelabai. Tai pradėjau galvoti, kad ar nereikėtų pakeisti man transporto priemonės. Ir išbandyti kažkokią kitą transporto priemonę. Pavyzdžiui, peškom, paspirtukas, riedučiai, dviratis, motoroleris. Kaip galvojat? Galbūt ir visai įdomu. Tai, kadangi viską apskaičiavom, kas čia gavosi ir kas čia yra, įsivertinkit patys, ar čia apsimoka dirbti ar ne. Jeigu kyla klausimas, kodėl tiek mažai bėra dirbančių lietuvių ir kodėl tau atveža valgyti Azija, Afrika, dar koks nors Bangladešas, tai turbūt jau supratot kodėl. Nes normaliam lietuviui realiai, kuris moka mokesčius, nebeina nieko čia uždirbti. Čia kapeikos gaunasi visiškai. Tai ką žinau, apie tos mokesčius tiek, apie tą visą darbą tiek. Kada grįšiu tiksliai negaliu pasakyti, luktelkit kokią savaitę, 2. O jeigu ir varysiu į Zakopanus ir jeigu sugalvosiu, ką reikia daryti tą video, tai vis tiek gausit palaukti kokią gerą savaitėlę. Atrodo, viską aptariam, viską susakiau. Žodžiu, lekiu, laukiu, kol Voltas mane atbanins. Jeigu atbanins, viskas bus ok. Jeigu lauksi mano kito challenge ir lauki, nesulauki, kada jisai bus.
aš siūlau tau tiesiog tu pasubscribink mano kanalą, paprenumeruok tu jį, paspaus mygtuką prenumeruoti lietuviškai, subscribinti angliškai. Ir tu tiesiog gausi notificationą, kada įkris mano naujas video. Šiaip kaip keista buvo, atrodo, taip seniai nefilmavau. Keista, net buvo tą kamerą paimti į rankas, atrodo kaip pirmą kartą toks... Bet nieko, turbūt kažką čia sulibdysiu į normalų video. Tai ką linkiu visiems, kad būtų geri orai, kad nebūtų tokie tragiški kaip dabar, ką buvo, ir kad bent jau likusios atostogos būtų visiems geros. Susimatysim per sekantį video. Iki.